Šalom, brangiai. Turiu laisvo laiko vairuodamas ir manau, kad pats laikas pasidalinti žodžiu. Aleliuja. Pratęsiu vakarykščio video mintį apie Dievo dvasią duotą mum. Amen. Gauta per krikštą šventosios dvasios. Ir kaip ankstesniam video sakiau, jog kiekviena dvasia tai yra galimybė. Ir Kristus apiplaudamas mūsų savo krauju, apvalydamas nuo nuodėmės per mūsų tikėjimą į jį, jis mums suteikė savo dvasią kaip galimybę keistis. Dauguma krikščionių galvoja, kad jau jie pasikeitė priimdami šventą dvasią ir galvoja, aš dabar naujas kūrinys, aš netoks, koks buvau. Kad žmogus išlaisvintas iš nuodėmės, tai nereiškia, kad jisai jau pasikeitė. Kad už jį sumokėta buvo, kad jis išlaisvintas gaudamas. Žinoma, jis patiria didžiulę laisvę. Ir tai tiesa, nes žmogus gyvenantis pasaulyje, jis net nesupranta, kad jis yra vergas ir jis yra supančiotas. Tu tik gali suprasti savo laisvę, kai tu gauni laisvę. O iki tol tu negali suprasti, kad tu esi net supančiotas. Kai kuriem viešpats kalba ir jie turi supratimą, kad kažkas tai yra taip negerai. Aleliuja. Tai va, ir mes gavę Kristaus dvasią, užgimė mūsų nauja dvasia, kuri kaip kanalas, kaip jungtis su mūsų viešpačiu tiesiai veikti. Nepamirškite, brangiai, kad raštas sako, mes išgelbėti malonę per tikėjimą į Jėzų Kristų. Mes per vieną apreiškimą apie Jėzų Kristų įtikėjome ir gavome šventą dvasią. Amen. Kuris buvo mums apreikštas, kad viešpats numirė už mūsų nuodėmės ir prisikėlė. Bet apie jį, pažinti jį, turėti santykį su juo, tai yra mūsų tolimesnis augimas. Aleliuja. Ir ta Dievo dvasia, tai yra galimybė per ją turėti santykį su Tėvu ir santykį su viešpačiu. Mes gavom šventą dvasią. Amen. Kristaus protą gavome dvasioje. Vadinasi, mes esam sujungti per būtent tą laidininką, per užgimusią mūsų naują dvasią, kad mūsų siela ir kūnas keistųsi. Mes turim tą galimybę keistis. Malonė ir tiesa atėjo iš viešpaties. Ir mes per malonę, kad jis dovanų mums tai davė, mums tai nekainavo, niekam nekainuoja išgelbėjimas. Tai yra išpažintis, tai yra pripažinimas, tikėjimas, kad viešpats yra Mesijas. Aleliuja. Ir priimdami jį į savo gyvenimą, įtikėdami juo, mes įtikime į tą apreiškimą, bet mūsų
formuotas visą gyvenimą protas, kūnas, siela, jinai pasilieka ta pati. Ją formavo melas, ją formavo šis pasaulis. Mūsų formavo nuo mažų dienų regimas ir girdimas pasaulis. Mūsų proto tvirtovės sustatytos iš regimo pasaulio, nors tiesa yra dvasiniam pasaulyje. Nes mes nesuprantant tiesos, regint situaciją, ją patikime melu, nes mes nematome tiesos, nežinome tiesos ir patikėję taip toliau ant tos tvirtovės mąstome. Aleliuja. Taigi, mes maloniai išgelbėti gyvenam po malonę, bet realiai, jeigu mes nenaudojam šitos galimybės keistis į tiesą, keistis į atvaizdą, mes vaikštum toliau mele. Amen. Ir galim mes pažinti Dievo žodį, bet tol, kol tu jo nepradėsi naudoti, tol, kol tu jo neišgyvensi, tol tu neaktyvuosi ir nebūsi pakeistas tiesa. Amen. Tiesa yra jisai ir į kiekvieną tavo situaciją ateinantis apreiškimas iš jo, jisai atneša tiesą, jeigu tu jo ieškai, jeigu tu ieškai atsakymo į tą situaciją, kurios tu nesupranti, o situacijų gyvenime daug. Žmonės serga, miršta, kankinami, skurde. Žinot, žmogus pasaulyje gyvena, kad ir pats turtingiausias pasaulio žmogus, kad ir pats, kaip pasakyti, vadinantis save karaliumi ir laisvu žmogumi, jis yra vergas. Jis yra tik paprastas vergas. Bet koks pasaulio prezidentas ar kas nors, jis vėlgi taip pat, jis vėlgi toks pats vergas. Nes jie yra valdomi, kad žmogus pasaulyje, leiskim, aukštas pareigūnas, jisai sugeba valdyti, bet ką jis valdo? Jis sugeba valdyti žmogų, bet jis nesugeba valdyti, pažaboti gamtos, kūrinijos, negali sakyti vėjui, negali sakyti jūrai, negali sakyti lietui, negali sakyti uraganui, jis neturi tam valdžios. Amen. O mums viešpats savo dvasia suteikė tą galimybę, keisdamiesi į jį, kadangi jis valdovas, jis karalius, jis karalių karalius, keistis į jo atvaizdą ir tapti kuom, tom, kom raštas sako, jūs esate karaliai, jūs esate šventoji kunigystė. Tie, kurie keičiatės jo atvaizdą, naudodami jo galimybę, jo dvasią, paklusdami, vaikščiodami dvasia, klausydami jos nurodymų, jo žodžių, amen, ir vykdydami jo valią, mes keičiamės. Amen. Žinoma, kaip ir sakau, mūsų kūniškas gyvenimas, jis yra visiškai priešingas dvasiai. Ir ta kelionė yra labai sunki. Keistis tikrai yra sunku, nes labai daug kainuoja.
skausmo, jėgų, finansų, viso gyvenimo. Bet Paulius sako, aš viską palaikiau senų gyvenimų šašlavomis, nes niekas tiek nekainuoja, tiek, ką Kristus mums davė. Nors Paulius turėjo viską, aukštas pareigas, buvo turtingas, raštų puikus žinovas, buvo vienas iš stiprių fariziejų. Bet kad laimėtų Kristų, jis palaikė viską šiukšlėmis, šašlavomis, nieku. Brangieji, ne vienas profesorius netapo profesoriumi iš karto. Ne vienas aukšto rango pareigūnas netapo pareigūnu, kol jis nesimokė, kol jis nesikeitė. Na ir paėmus karinę dalį ar apsaugos ar policijos dalį, neužtenka keistis vien tik tai, kad būti jo. Tavo gyvenimas turi keistis, nes disciplina pagal tą specialybę ir gyvenimas turi keistis, jeigu nori būti tuo tarnautoju. Taip ir Dievo karalystėje yra speciali disciplina, yra instrukcijos, kaip gyventi, kaip išlaikyti save dvasinėje formoje, kaip keistis į mūsų atvaizdą, į Dievą, kuris yra dvasia, ir tapti dvasia, o ne kūnu, mąstančių dvasinių supratimų. Juk Dievas dvasia, jį garbinantis ir šlovinantis turi garbinti ir šlovinti dvasioje ir tiesoje. Tik tiesoje garbinantis Dievo patinka. Vadinasi, tik tie, kurie bendraudami keičiasi jo atvaizdą, nulauždami melą savo protę, keičiasi į tiesą, tai yra tikrieji šlovintojai. Kiekvieną kartą iš viešpaties atėjęs apreiškimas priimtas ir aktyvuotas prašlovina Dievą, nes toje vietoje tavyje atsirado Kristus. Melas pasitraukė, atsirado Kristus. Kiekvieno apreiškimu pas tave ateina dalelė šviesos, patepimo, jėgos. Tai jo, dalelė jo Kristaus. Amen. Ir šitaip keisdamasis, tu vis labiau, tavo žvaigždė pradeda vis labiau ir labiau šviesti. Tu vis labiau ir labiau gali daryti įtaką esamam aplinkiniam pasauliui. Nebūtina kalbėti, nebūtina ką nors daryti. Tavo keitimasis jau daro didžiulę įtaką dvasiniam pasauliui. Ir jeigu keičiasi dvasinio pasaulio atmosfera, kur tu važiuoji, keičiasi ir aplinka. Aleliuja. Kur be papulsi, tu būsi įtaka kitiem. Aleliuja. Taigi, brangieji, dvasia
tai galimybė keistis, veikti ir nuo mūsų priklauso, kiek aš tai naudosiu, kiek aš pasiduosiu, kiek aš save aukosiu būtent tam keitimusi į jo atvaizdą. Aleliuja. Taigi, šiandieną tiek, būkite palaiminti ir toliau tęsiu tą mintim, kad ir toliau mes žiūrėtume kitaip. Šalom visiems. Iki.